Sveiki visi susirinkę. Mane jau pristatė, tai šiandien čia atstovauju įmoniai Duell Architects and Engineers. Šiandien pakalbėsime apie architektūrą, apie kūrybą, apie verslą ir apie gamyklas. Ir apie tai, kaip šie dalykai yra susiję tarpusavyje. Trumpai tai, kas šiandien jūsų laukia, tai papasakosiu apie pačią įmonę, pristatysiu 3 projektus ir apibendrinimui pabaigoje aptarsime tai, ką išmokome. Norėčiau pradėti nuo to klausimo, tai kas tie duelai, galbūt ne visi žinote. Tai 2012 metais šie 2 jauni architektai sukūrė įmonę ir davė jai pavadinimą nuo savo pavardžių pirmųjų raidžių. Per daugiau nei 10 veiklos pati įmonė nuo mažos architektūros studijos užaugo iki daugiau nei 40 įvairių specialistų vienijančią įmonę. Šiandien įmonė save pristato kaip strateginį partnerį, kaip konsultantą, kuris gali parengti projektą nuo iki. Mūsų paslaugų spektras apima architektūrą, urbanistiką, interjerą, konstrukcijas, inžinerinės sistemas, projekto valdymą ir tvarumo temas. Tai, ko mes nedarom patys, tai visada pasitelkėme savo ilgamečius partnerius iš šalies. Kalbant apie tai, kaip mes dirbame, tai turime ir įsidiegę ir CRM sistemą, kuri mums padeda projektų valdyme, darbų planavime. Įmoniai pasiekus brandos etapą, joje atsirado kūrybos vadovas, kuris užtikrina projekto architektūrinę kokybę. Ir be abejo, pati komanda yra orientuota į problemų sprendimą, mes nuolatos mokomės, tobulėjam ir skatiname tą savo komandoje. Kodėl aš visą tai pasakoju, nes būtent ta komanda, ką ir darbuotojai pamini, kad ta komanda yra stiprybė, kad nuo komandos motyvacijos, nuo žinių ir priklauso būtent tų projektų, su kuriais mes dirbam sėkmė ir be komandos tiesiog nebūtų tų projektų. Tai kalbant apie pačius projektus, tai išgirdę pavadinimą Duell, žmonės dažnai sako, tai čia tie, kur projektuoja gamyklas ir mokyklos. Tai norėčiau sugriauti šitą mitą, iš tikrųjų projektuojam ne tik gamyklas ir mokyklas. Be abejo, mokyklos užima nemažą dalį mūsų projektų portfelio ir ta patirtis mokyklų projektavimo srity mums leidžia tęsti šią projektų liniją. Taip pat projektuojam ir administracinius bei komercinius pastatus, tai nuo mažų nišinių biurų iki didelių multifunkcinių hubų, kur telpa daugybė įvairių funkcijų. Stipriname savo projektavimo veiklą ir visuomeninių bei gyvenamųjų pastatų srityje. Ir be abejo, kaip be pramoninių ir gynybinių projektų, tai gynybos pramonė dabar yra ant bangos. Bet vienas iš mūsų pagrindinių veiklos ryčių būtent yra pramoniniai objektai, apie kuriuos šiandien pasišnekėsime daugiau. Prieš pereinant prie projektų, tai norėčiau vesti šiek tiek kontekstų. Tai kadangi kalbėsime apie gamyklas, tai gamyklos visada buvo neatsiejama miestų dalis. Jos kūrėsi ten, kur telkėsi darbo jėga ir taip skatino ir miesto augimą, ir miestų gyvybingumą. Augant miestams, pamažu tos gamyklos iš centrų buvo išstumtos, dalis tų pastatų buvo konvertuojami, dalis užleido vietą naujiems gyvenamiesiems pastatams ir naujoms darbo erdvėm. Šią nuotrauką rodau neatsitiktinai, dar prieš 10 metį taip atrodė Tauro alaus gamyklos pastatai visai Vilniaus miesto centre, visai netoli Gedimino prospekto. Šiandien šios erdvės yra atgimusios ir tapusios net ir mūsų įmonės namais, tai kviečiu apsilankyti Open House metu. Tikrai yra ką pamatyti. Tai natūraliai gamyklos buvo nustumtos į miestų pakraščius, kūrėsi tam skirtose rajonuose, laisvosiose ekonominėse zonose. O šiandien matome tą virsmą, kai gamyklos vėl grįžta į miestus, nes pramonė pasikeitė, ji nebėra tarši, gamyklose yra kuriami aukštą pridėtinę vertę turintis produktai. Ir tos gamyklos tapo patrauklios darbo erdvės ir taip automatiškai irgi prisideda prie miestų ekonomikos, miestų augimo.
Pirmasis projektas, apie kurį norėčiau papasakoti, tai Teltonikos aukštųjų technologijų miestelis Liepkalnyje. Mūsų pačių bendradarbiavimas su Teltonika prasidėjo nuo molėtų. Ten 2022 iškilo modernus technologijų centras. Vėliau veiksmas kėlėsi į Vilnių, į Liepkalnį, į tokią, sakyčiau, unikalią teritoriją, unikali į tuo dėl savo lokacijos, kad yra santykinai arti miesto centro, šalia yra pagrindinės miesto arterijos ir oro uostas. Taip pat jie išsiskiria tuo, kad tai buvo iš tikrųjų beveik 6 hektarų dydžio neužstatytas plotas, kuris idealiai tiko tokio miestelio statybai. Čia matote pagal eilę sudėliotus projektus, kai kurie jau yra įgyvendinti, o kai kurie dar yra planuose. Taip, tai Liepkalnio teritorijoje buvo planuoti pavieniai objektai ir atsirado poreikis viską apjungti į vieną visumą. Kairėje matote Teltonikos produkto nuotrauką. Jeigu kažkas pirmą kartą girdit Teltonikos vardą, tai papasakosiu, kad Teltonika kuria aukštos kokybės, aukštos vertės daiktų interneto įrangą, šiek tiek turbūt jau šiandien girdėjot šios žodžius. Tai pati ta mikroschema kairėje, jinai turi labai specifinę savo dalis, tranzistorius, čipus, kurie turi labai konkrečią savo vietą toje mikroschemoje, savo labai aiškią funkciją ir tarpusavy turi labai aiškius loginius ryšius. Iš pažiūros šita struktūra galbūt ir atrodo šiek tiek chaotiškai, bet iš tikrųjų jinai yra labai apgalvota ir ta būtent mikroschemos tas vaizdas buvo pagrindinė inspiracija to Teltonikų miestelio masterplano idėjai. Tai matote, tie pastatai, pagrindiniai gamyklų tūriai sugulė į teritoriją, ten, kur jie geriausiai tiko funkciškai. Tarpusavyje įsiterpia gatvių ir pėsčiųjų takai, dviračių takai, kurie ir sukūrė tuos loginius ryšius tarp tų pastatų, kad visas miestelis veiktų sklandžiai. Aišku, pasipildė jis ir viešosiom erdvėm, privačiom erdvėm, tam tikrom zonom, kurios yra būtent skirtos aptarnauti pastatus, patį miestelį, kad jis veiktų taip, kaip turi veikti ir kad visa funkcija, visa gamybos linija ir surinkimo irgi veiktų funkciškai pagal tos žingsnius, kaip viskas turi būti sudėliota joje. Taip, tai viskas sugulė į tą vieną visumą, kur kiekvienas objektas turi savo konkrečią vietą, savo funkciją ir užtikrina tą sklandumą gamybos ir surinkimo liniją nuo iki. Tai jau dabar yra įgyvendinti 4 pastatai, dar yra suplanuota keletas, tai ta linija vis dar tęsiasi, bet artimoje ateityje jinai bus pilnai išpildyta ir suformuota. Tai vienas iš tų miestelio pastatų, tai yra Teltonika PCB gamykla. Šis projektas išsiskiria savo vizionieriškumu, kaip pats ir miestelis, ir savo dydžių mastu. Tai šiandien šis pastatas atrodo taip kaip nuotrauka, jis jau yra įgyvendintas. Kaip minėjau, jis yra savo mastu ganėtinai didelis, bet šalia viso to dar yra ir kita pusė, tai automatizacija. Jame iš tikrųjų projektuojant teko spręsti iššūkį ne tik kaip ten dirbantiems žmonėms, kurių santykinai tam 30 000 kvadratų pastate yra nedaug, bet kaip užtikrinti ir robotų darbą, kad jie galėtų sklandžiai judėti. Tai buvo projektuojami specialiai koridoriai, specialūs automatiniai vartai. Ir visą šitą iššūkį turėjo įgyvendinti komanda. Tai buvo darbo ne tik architektam, bet ir inžinieriam ir konstruktoriam. Kadangi esam tikrai puikioje salėje, tai siūlau pakeliauti ir virtualiai ir pasižiūrėti vieną iš filmukų.
Taip, tai iš tikrųjų matot, kad pačio miestelio ir projekto mastas tikrai didelis. Tai pačiai komandai buvo tikrai labai daug iššūkių, bet komanda buvo labai stipri, motyvuota. Ir jie sprendė dalykus, kurių galbūt tuo metu ir nežinojo, mokėsi naujų dalykų kartu su užsakovu, kartu su visa komanda tikrai buvo išmokta daug naujų dalykų ir pavyko sukurti tikrai išskirtinį objektą ir galima sakyti ne tik vieną miestelį, bet ir po mažą miestelį po kiekvienos gamyklos stogų. Tai judam toliau, apibendrinant, tai be abejo, kaip ir minėjau, buvo labai svarbi komanda, be komandos faktas, kad tokie projektai neįvyksta, be abejo labai svarbus yra ir pats užsakovas, jo vizija, tai šiuo atveju taip pat ir be užsakovo tokie projektai neatsirastų. Konkrečiai šito projekto apimtyje tikrai dalyvavo ir savivaldybė, bet turbūt matėt ir spaudos, kad teko įsijungti ir ministerijom, tam, kad šis projektas įvyktų ir taptų realybė. Tai ačiū jiems. Kitas projektas, kuris galbūt pagal dydį panašus į jau minėtą prieš tai projektą, tai vėdinimo įrangos gamykla Konfovent Kaišiadoryse. Taip, tai pastatas irgi yra 30 000 kvadratų, o pagrindinė pastato idėja atkeliavo būtent irgi iš tos inžinerinės įrangos estetikos. Užsakovas atėjo pas mus su labai aiškia užduotim, ką jie nori padaryti, tai turėjo savo technologiją, kurią reikėjo sutalpinti į tam tikrą sklypą, taip gimė ta tokia pirminė turinė kompozicija, kuri uždavė tą pradžią, atsirado tam banguotos formos, kurios gal kažkiek ir primena pajūrį, bet iš tikrųjų tai jos atkartoja tas aptakias ortakių formas. Pastatas iš tikrųjų išsiskiria savo tą architektūrinę drąsą, tiek ir tūriškai, tiek ir fasadų prasme. Fasadams buvo panaudota industrinį pastato charakterį atskleidžianti medžiaga betonas. Ir šį sprendimą gana palankiai sutiko ir pastato užsakovai, nes jų tarpe irgi buvo architekto išsilavinimą turinčių žmonių, tai pavyko iš karto juos įtikinti dėl šio sprendinio. Tai iš tikrųjų ne viskas buvo taip sklandu visam procese, nes įgyvendinti šitą sprendinį tikrai galėjo ne kiekvienas surenkamo gelžbetonio gamintojas, bet mums padėjo in-house, su kuriais buvo konsultuotasi nuo pat pirmųjų eskizų ir su jų pagalba būtent šį pastatą pavyko įgyvendinti taip, kaip jis atrodo šiandien ir tikrai pavyko viskas estetiškai ir tuo pačiu atsirado ir papildomas momentas funkcijos, kaip tarkim ties įėjimais, atsiradusios konsolės apsaugo nuo kritulių prie įėjimų. Tai vėlgi, kas buvo svarbu šitam projekte, tai be abejo ta komanda, kuri ieškojo atsakymų, nepasidavė ir atrado tą būdą, kaip šitą projektą paversti realybę. Be abejo ir pačio užsakovo aiškus suvokimas, ką jie nori čia nuveikti, ką jie nori padaryti, tai buvo irgi labai svarbus. Ir atskiras toks momentas buvo ir savivaldybės įsitraukimas, kadangi tai pakankamai nedidelė savivaldybė, tai jų dalyvavimas nuo pat pirminių projekto stadijų ir ypač gaunant statybą leidžiantį dokumentą, tai jis buvo labai svarbus ir padėjo šiam projektui įsigyvendinti. Taip, dar vienas projektas, kuris turbūt išsiskiria labiausiai savo turiniu, man ir pačiam teko asmeniškai prie jo dirbti. Tai Vilniuje yra tokia viena gatvė, kuri prasideda nuo Trakų plento ir jungia jį su Lentvariu. Simboliškai ta gatvė yra pavadinta fabriko vardu. Toje gatvėje įsikūrė tokie didžiausi Lietuvoje logistikos centrai. Šis konkrečiai yra turbūt 4 kartus mažesnis už juos, lyginant pagal plotą, bet pagal tai, kas jame saugoma, tai yra vaistai, o vaistams reikia pakankamai nedaug santykinai vietos, tai jis turbūt net lenkia tos mažmeninės prekybos logistikos centrus. O pagal farmacijos pramonės kontekstą, tai turbūt yra didžiausias toks objektas Lietuvoje. Tai nebuvo pačio pastato pagrindinė idėja ar intencija, bet nusprendžiau tiesiog pasižiūrėti į jį per šią metaforą, lyginant su vaistų dėžute, kas siejasi ir su pačia funkcija.
Nors architektai ir nemėgsta, kai jų pastatus lygina su dėžutėmis, bet žiūrint į proporciją, jie tikrai yra panašus. Tai suradau dešinėje, matote eskizą iš pačios projekto pradžios. Tai pastatas yra stačiakampės, lakoniškos formos, kaip ir vaistų dėžutė. Jisai turi vieną pagrindinį fasadą nukreiptą į pagrindinę gatvę, kuris irgi kaip vaistų dėžutės pagrindinė etiketė, irgi jame gali nuskaityti tą pagrindinę pastato informaciją. Bet šio pastato visa esmė turbūt slypi kaip ir vaistuose, jo turinyje. Tai viduje yra tikrai sutalpinta labai daug įvairių funkcijų ir įrangos. Tai ką norėčiau paminėti, tai labai specifinė vėdinimo įranga, kuri užtikrina specifinę temperatūrą ir drėgmę, kas vaistams yra be galo svarbu. Nuo to priklauso didžiulės vaistų partijos. Tai va, tokie iššūkiai teko komandai. Taip pat nuotraukoje dešinėje matote, viduje yra suprojektuota atskirai stovinti konstrukcija, mezoninas, po apačia yra konvejeriai, vaistų paskirstymo linija, kuri vadinama A-frame. Tai iš tikrųjų visko sutalpintame labai daug ir išmokom tikrai labai daug įdomių žodžių, naujų terminų, naujų dalykų visam tam procese kartu su užsakovais. Atskiro paminėjimo turbūt vertas ir pastato fasadas, jam panaudoti stiklo profilito elementai. Tai galėčiau sakyti, kad turbūt iš tokios paskirties objektų Lietuvoje turbūt čia vienintelis pastatas, kuris turi tokį fasadą. Ir šioje vietoje labai buvo svarbu užsakovas, iš tikrųjų jis patikėjo šitą idėją nuo pat pirmųjų eskizų ir pavyko į šitą sprendinį įgyvendinti iš esmės be pakeitimų. Tai matote ir vizualizaciją, ir realizacijos nuotrauką. Pats užsakovo įsitraukimas visam projekto procese, taip pat projekto valdytojų, kurie buvo 2 skirtingiems etapams ir statytojo, iš tikrųjų buvo labai profesionalus. Visada jautėsi ta komandinė dvasia, palaikymas ir bendro to tikslo siekimas, kad įgyvendinti šitą projektą, nes tikrai buvo ganėtinai greitas ir projektavimo procesas ir statybų. Tai taip, ir pereinant toliau, tai pati komanda dirbo ir prie vidaus erdvių, tai pavyko tą architektūrinę temą pratęsti ir pastato viduje. Tai, ką minėjau jau ir prieš tai, dar pasikartosiu apibendrinant, tai be abejo, be tos profesionalios ir užsidegusios komandos, kuri priėmė šitą iššūkį, sutalpinti viską į šitą pastatą, tai jo nebūtų turbūt tokio, koks jis yra šiandien. Tai be abejo labai svarbus buvo ir užsakovo vaidmuo, nes jie atėjo su labai aiškia funkcija, su labai aiškiu planu ir iš principo pats projektas iš esmės buvo įgyvendintas ir pastatytas pagal tai, kaip jis buvo sugalvotas jau pirmuosiuose planuose. Projekte nebuvo kažkokių esminių didelių nukrypimų. Ir tą visą procesą užtikrino ir projekto valdytojo dalyvavimas, tai jie rūpinosi ir kokybę, ir kad visas tas projektas galiausiai įvyktų. Ir prieš parodant jums dar vieną filmuką, tai norėčiau pakviesti apsilankyti mūsų įmonės internetiniai svetainiai. Ten rasite dar daugiau įdomių projektų, dar daugiau įdomių istorijų, iliustracijų ir pasakojimų, kaip gimsta tie projektai, kaip jie atsiranda ir kas slepiasi už tų fasadų ir už tų sienų. Tai jūsų dėmesiui dar vienas filmukas.
Tai ačiū visiems.